Dėl energetikos branduolinės ir atsinaujinančių šaltinių, aš sakiau, esu apologetas naujų technologijų labai didelis, turiuomenį tiek saulė man patinka ir būnant Japonijai teko dirbti vienoje iš pirmaujančių pasaulio įmonių, kurios turi efektyviausias saulės baterijas. Tas Semiconductor Energy Laboratory, jie grįžo beje atgal, buvo pametę šitą tematiką, vėl grįžo atgal prie jos, žinau. Saulė turi perspektyvas, iš tikrųjų saulės energijos yra labai daug, dėja kol kas tai nėra kiekis, kuris galėtų būti bazinis elektros generacijos dalykas ir jo kaštai vis tik yra labai dideli šiandien, palyginus su kitos gamybos kaštais. Va, tai ir beje, dar plus, jeigu kaupimas būtų galima šitų šaltinių, balansavimo visų reikalinga papildoma generacija bet kokiu atveju, taip kad jeigu dar jiems, sakykime, atsinaujinantiems būtų papildomai duota rezervuotis patiems ir mokėti už rezervaciją, kad, sakykime, nepučiant vėjų, jie turėtų ten savo kaštus būtų dar brangiau negu šiandien yra. Be abejo, nes tai reikalinga vystyti ir tam, sakykime, ypatingai Europoje ir Amerikoje yra daug papildomų lėšų skiriama, nors beje ir Japonijoje. Sakykime, dabar matau didelius labai pokyčius, yra daug saulės baterijos saugų ir privačiuose namuose, teko keletą galbūt dabar, tai yra pasikeitimai labai dideli, paskutiniu metu tas judėjimas didelis.